Kokios grupės ir atlikėjai triumfavo apdovanojimuose Mama 2025? Kaip Ingai Valinskienei sekėsi atsisveikinimo ture? Kas keliauja į Euroviziją Vienoje? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Vasario 20-ąją nuaidėjo didžiausia Lietuvos muzikos šventė – Mama muzikos apdovanojimai 2025. Jubiliejinė 15-oji ceremonija subūrė pramogų pasaulio elitą, kuris užpildė Kauno Žalgirio areną. Tai vakaras, kai lietuviška muzika atsiduria pačiame dėmesio centre, o scena tampa emocijų, talento ir istorinių akimirkų epicentru. Daugiau nei 4 valandas trukusioje tiesioginės transliacijos scenoje pasirodė beveik 300 muzikantų, šokėjų ir scenos profesionalų. Kiekvienas jų prisidėjo prie bendro tikslo – sukurti nepamirštamą vakarą, kuris dar ilgai skambės žiūrovų atmintyje. Specialiai šiai progai parengti unikalūs pasirodymai, išskirtinės scenografijos ir netikėti meniniai sprendimai svarbiausią metų muzikos vakarą pavertė tikru reginiu. Scenoje skambėjo ryškiausių Lietuvos muzikos žvaigždžių pasirodymai, iš viso jų buvo net 16. Grupė Abudu scenoje susivienijo su Monika Liu. Džordana Butkutė žiūrovus stebino netikėtų duetų su jaunosios kartos atlikėja Adrina. Rokas Jan pasirodė kartu su Vilnius Voices ir gausia šokėjų komanda, o Katarsis pristatė netikėtą kūrinio Tavo akys interpretaciją. Žiūrovai taip pat mėgavosi džiazų pasirodymų su orkestru, o specialiai Mama ceremonijai sukurtą kūrinį scenoje atliko geriausi šalies džiazo muzikantai. Scenoje pasirodė ir visa gausybė atlikėjų, jau pelniusių publikos meilę bei nuolat auginančių savo populiarumą. Vaidas Baumila, Paulina Paukštaitytė, Inga Jankauskaitė, Aistė, Free Finga, OG Version, Proflame, Furito, Evgenija Redko, Black Spikes bei Nombeko Augustė. Ypatingu akcentu tapo pasirodymas skirtas Lietuvos populiariosios muzikos šimtmečiui, kuriame pasirodė tikros muzikos legendos. Išskirtiniai ir šių metų ceremonijos vedėjai. Renginį vedė net 3 muzikantai – grupės Abudu bosistas Lukas Keraitis bei atlikėjai Vaidas Baumila ir Nombeko Augustė. Pirmieji ant scenos atsiimti apdovanojimo lipo grupė Katarsis. Jie gavo Mama Top 40 statulėlę už hitą, su kuriuo pasirodė ir praėjusių metų Eurovizijoje – Tavo akys. Grupė taip pat galėjo džiaugtis ir metų proveržio statulėle. Praėjusiais metais triumfavusi Jessica Shy ant scenos lipo atsiimti 2 trofėjų. Jai įteikti metų koncertinės atlikėjos ir metų atlikėjos apdovanojimai. Savo kalbą nustebino ir metų metalo muzikos grupės apdovanojimą pelnę grupės Luktus nariai. Grupės narys Simonas Jurkevičius, užlipęs ant scenos, demonstratyviai parodė vidurinį pirštą ir nevengė aštrios, necenzūrinės retorikos. Mama apdovanojimų metu pagerbtas konkurencinį renginį surengęs radijas M1. Išskirtinis apdovanojimas skirtas šios stoties įkūrėjui Hubertui Grušniui, mirusiam dar 2006 metais. Metų hip-hop muzikos grupės apdovanojimą atsiėmė Lilas ir Inominė. Užlipęs ant scenos grupės vokalistas Konstantinas prisiminė legendinę Vaido Baumilos dainą Myliu. Metų džiazo statulėle džiaugėsi Vilnius Jazz Ensemble už albumą O Numbers, o metų elektroninės muzikos grupės Solo ansamblis. Grupė taip pat parsivežė ir metų vaizdo klipo bei metų dainos statulėles. Giedrė Kilčiauskienė atsiėmė metų pop muzikos atlikėjos. Gabrielė Vilkickytė metų alternatyvios muzikos atlikėjos, Mantas Jankavičius metų tradicinės pop muzikos atlikėjo, o Paulius Jasiūnas Latga metų autoriaus trofėjus. Metų roko muzikos grupė tapo BA. Metų grupe Lilas ir Inominė, metų albumu Lilas ir Inominė AKNB, o Bielskis ir Tautvydas Burauskas Made in LT už dainą Milijonas naktų. Renginio metu buvo paskelbta, jog kitų metų apdovanojimai įvyks 2027 metų sausio 29-ąją. Vasario 20-ąją Panevėžio Kalnapilio arenoje su trenksmu prasidėjęs Ingos Valinskienės atsisveikinimo turas Visada jūsų visiems laikams įsirėš ne tik į tūkstančių čia buvusių dainininkės gerbėjų, bet ir jos pačios atmintį.
Po pirmojo koncerto scenos žvaigždė pasakojo vis dar negalinti atgauti amo. Tiek abipusės meilės, dėkingumo, stiprių emocijų dar niekuomet nebuvau patyrusi. Jaučiau, kad publika jautėsi panašiai. Kartu dainavome kiekvieną žodį, dar ilgai plūdo jausmingos žinutės. Visi mano namai žydi bei kvepia gėlėmis. Labai džiaugiuosi, kad į šiuos atsisveikinimo koncertus renkasi žmonės puikiai pažįstantys ne tik mane, bet ir mano kūrybą. Sunku žodžiais nupasakoti, kokie man visi esate brangus. Sakė Valinskienė. Ir jei iki pirmojo pasirodymo Inga Valinskienė su koncertų organizatoriais dar laikė paslaptyje vieną kitą siurprizą, dabar viską atskleidė įspūdingos nuotraukos bei vaizdo įrašai. Per daugiau nei 2 valandas trukusį renginį, scenos žvaigždė neslėpė gerbėjams atidavusi visas jėgas. Pirmoji koncerto dalis buvo labiau lyrinė. Ir graudino, ir atskleidė tikrąjį, jausmingąjį Ingos veidą. O vėliau prasidėjo šokiai. Žiūrovai kilo iš savo vietų, užtvindė erdvę prie scenos. Drauge dainavo. Brangūs žmonės dainininkė lydėjo ne tik salėje, bet ir scenoje. Arenoje drauge pasirodė grupė Vairas, atlikėjai Justinas Lapatinskas, Laura Remeikienė, kitose miestuose prisijungė ir Deivis, Edmundas Kučinskas, grupė 2, Karolis ir Donatas. Susirinkusius stebino specialiai ruošta scenografija. Iš užsienio susirinkusi egzotiškų šokėjų komanda, buvo neįmanoma nesižavėti ir Valinskienės sceniniais kostiumais. Juos specialiai šiam turui kūrė ilgametis bičiulis, stilistas Ruslanas Rybakovas. Buvo paruošti ir per vieną vakarą pademonstruoti net 5 skirtingi įvaizdžiai. Kiti turo koncertai įvyko Šiaulių, Klaipėdos Švyturio bei Vilniaus Twinsbet arenose. O kovo 14-ąją atlikėja su savo gerbėjais susitiks Kauno Žalgirio arenoje. Vasario 27-ąją Vilniaus Twinsbet arenoje įvyko ilgai lauktas nacionalinės Eurovizijos atrankos finalas. Jame pasirodė 11 grupių ir atlikėjų, iš kurių tik vienas gavo kelialapį į Vienoje vyksiančią Euroviziją. Bet apie nugalėtoją vėliau, dabar apžvelkime visus finalo dalyvius. Kai Eurovizijos scenoje susitinka jaunas balsas, drąsi idėja ir itin patyrusi kūrybinė komanda, gimsta daugiau nei daina, gimsta istorija. Būtent tokia yra naujoji eurovizinė daina Stand Up, sukurta kartu su vienais ryškiausių Lietuvos muzikos profesionalų Leon Somov ir Egmontu Bžesku. Nikita Vaitkevičius, Atikin, Eurovizijos atrankai paruošė, kaip pats sako, bene viską, ko ir reikia didžiai šio konkurso scenai. Jo dainoje Deganti žemelė susilieja etnokultūra, hip-hopas ir atrankusis drum and bass. Netikėta, stilinga, priverčia pakilti ant kojų. Grupės Vilnius Voices daina Grįšim apie kelionę iš tamsos į šviesą, apie viltį, kuri mums visiems šiomis dienomis yra tikrai labai reikalinga. Šiemet savo sėkmę nacionalinėje dainų konkurso atrankoje bandė ir Rugilė Aulytė. Jos pasirodymas su daina Ikona Žemaitė tapo simboliniu tiltu tarp tradicijos ir modernumo. Atrankoje pasirodė ir praėjusiais metais su trenksmu atrankose debiutavusi bei finale ant kojų Žalgirio areną pakėlusi grupė Black Biceps. Savitų humorų ir energingais pasirodymais garsėjantis atlikėjai šįkart teigė esantis rimtai nusiteikę ir turintys aiškų tikslą. Mes mėgstame žaisti, bet šį kartą žaidimas labai rimtas. Let me cook yra mūsų pareiškimas. Mes atėjome ne tik pralinksminti, bet ir laimėti. Vakarą tęsė 2011-aisiais Lietuvai vaikų Eurovizijoje atstovavusi Paulė. Su daina Sako ji vylėsi pasirodyti ir didžiojoje konkurso scenoje. Tikrai tikiu, kad mano daina gali laimėti. Girdžiu ją skambančią visai Europai didžiosiose arenose. Neabejojo Paulė. Dar vieni atrankos dalyviai grupė Shower. Šįkart vaikinai pristatė dainą Contact. Pasak jų, iškart ją parašė susižvalgė ir pagalvojo, kad ji tikrai tinkama Euroviziniai atrankai. Dainos pagrindinė tema – viltis. Kitas dalyvis, pernai atrankoje pasižymėjęs ir finale antrąją vietą užėmęs Lion Sika, kurį pralenkė tik Katarsis. Kaip ir pernai, taip ir šiemet Lion Sika pasirodė originaliai nusigrimavęs. Tik šįkart jis atliko dainą ne lietuvišku, o ispanišku pavadinimu Solo Cuero Mas. Atlikėja Nora Blue, dar viena šioje atrankoje pasirodanti atlikėja, kuri ilgą laiką gyveno ne Lietuvoje. Jos atveju tai buvo Škotija, kurį mokėsi muzikos karališkoje konservatorijoje. Atrankoje Nora pristatė kūrinį Hold My Own, tai daina apie meilę, kuri sudužo, o po to teko vėl iš naujo stotis ant kojų.
Konkurso finalą ryškiomis spalvomis nudažė kino filmų žvaigždė, variete karalienė Lolita Zero su kūriniu Salve in meum mundum. Raguota provokatorė į Eurovizinę sceną žengė trečią sykį ir surengė didžiulį šou, kuris žiūrovus perkelė į veidrodžių karalystę, kai nežinai, kur realybė, o kur tik jos atspindys. Gausi ir dinamiška tarptautinė kompanija Walls of Water, kurios lyderis Jonas Vilimas ant scenos subūrė savo bičiulius iš Vilniaus gyvenimo, šiemet debiutavo scenoje su daina Unshakable. Susumavus televizijos žiūrovų ir komisijos balsus paaiškėjo, jog nacionalinę atranką laimėjo Lion Sika su daina Solo Cuero Mas. Kaip Lietuvos atstovui seksis Eurovizijoje, išvysime visai netrukus. Pusfinaliai įvyks gegužės 12 ir 14 dienomis, o finalas gegužės 16. Palinkėkime didžiausios sėkmės, o konkurso rezultatus tikrai apžvelgsime ir Niekas niekam kanale. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po savaitės. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!